Sveikas, kolega. Kaip tavo atostogėlės praėjo? Važiuojam dabar į Vėdėkė Industry. Čia yra 2 taškai. Tai pats pirmas yra Vašičeva. Labai čia viskas bus paprasta. Opa! Aš čia dažniausiai sustoju, labai patogu. Nu ir einam pažiūrėsim, ką jie čia turi. O čia viskas labai paprasta. Įeini, 3 logo kilimai. Šičia va. O čia rūbai. Šičia. Ir ilgas kilimas vienas. Šičia. Jeigu būsi manęs pasiilgęs, tai va kaip aš atrodau. O dabar važiuosim sekantį tašką. Nu gerai, jau turbūt atsibodau, žiūrim į kelią. Važiuosim dabar link Auskelgardo, link Švedijos. Bet nedavažiuosim. Diena šiandien nekokia, apsiniaukia. Nu bet svarbu ne karštą dirbu. Nepanikuok, pamatęs tiek daug durų, tuo aš tau viską parodysiu. Einam į lauką. Taip, vienas kilimukas bus visą laiką. Šičia, va šitas. Antras kilimukas va, būna tais va laiptais palipus į viršų. Ten duris atsidarai, pamatysi tikrai. Netgi jeigu būsi ir be akinių, vis tiek pamatysi. Tai va. Sudėtingiausia dalis tai bus pas mumis sukablė. Va šičia. Nieko nebūna. Tai va, rūbus metam čia. Jie nesusivokia, kad šitus va rūbus reikia dėti į tavo maišą. Tai va, rūbai čia pas juos. Ir vienas kilimukas va šičia. Kolega, neapsigauk, ten yra 2 duris. Tai vienos yra uždarytos, jos atrodo va tai va. Taip. O reikia eiti per tas, kurios yra dešiniau. Tai tiek apie šitą klientą. Iki.